Šeštoji mėnulio diena. Dienos akmuo citrinas. Simbolis gervė. Jis simbolizuoja meilę, atleidimą, kilnumą, kilimą į viršų. Tokia diena labai palanki ir leidžia parodyti visus savo sugebėjimus. Didėja sėkmė, gebėjimas materializuotis, atsiranda naujų planų ir minčių, galinčių pakeisti jūsų gyvenimą į gerąją pusę. Šiuo laikotarpiu sustiprėja aiškiaregiškumas ir intuicija, suaktyvėja mokslinė bei visuomeninė veikla. Ši mėnulio diena padeda kosminės energijos įsisavinime, žodinėme ir protinėme darbe. Geras ženklas šią dieną netikėtai išgirsti melodingą skambėjimą ir išvysti debesuotą dangų. O labai giedras ar visiškai apsiniaukęs dangus reiškia harmonijos trūkumą. Šeštąją mėnulio dieną praleiskite ramiai, be konfliktų. Stenkitės vengti triukšmingų kompanijų ir bereikalingo šurmulio, tai suteiks gilų pasitikėjimo savimi jausmą ir neleis eikvoti energijos veltui. Kontaktuose turite būti santūrūs, nes per didelis spaudimas ar netaktiškumas gali sumažinti jūsų veiksmų efektyvumą. Šiuo metu sapnai gali signalizuoti apie nebaigtus reikalus, energetinius ryšius su praeitimi, kurių reikia atsikratyti. Svarbiausia šią dieną būti labai atidiems visiems vaizdiniams, kuriuos matote sapne, ir teisingai juos interpretuoti. Nesistengkite visko suvokti racionaliai arba atsakymo ieškoti sapnininkuose. Greičiausiai protu nesugebėsite suprasti to, ką matėte, ir teisingai to paaiškinti. Visiškai pasikliaukite savo intuiciją ir įsiklausykite į pojūčius, kurie išliks po miego. Jie galės suteikti jums daugiau informacijos nei bet kuris išorinis šaltinis. Tie, kurie šią dieną suserga, dažniausiai greitai pasveiksta. Šią dieną galite skirti grožio procedūroms tiek odai, tiek visam kūnui. Naudinga atlikti viršutinių kvėpavimo takų profilaktikas. Kasdienius darbus atlikite įprastu ritmu, nesiblaškydami, net jei ir kas nors bando jaudrinti atmosferą. Gera diena drėgnam namų valymui. Išvėdinkite savo gyvenamąją erdvę, plačiai atidarant langus ir įleidžiant kuo daugiau oro. Atitraukite užuolaidas ir leiskite saulės šviesai užpildyti visus namų kampus. Šią dieną nerekomenduojama išmesti arba atiduoti asmeninius daiktus, net jei jums jau visiškai nebereikalingi. Labai gera diena pasimatymams. Kadangi šeštąją mėnulio dieną intuicija labai sustiprėja, jūs galite išvysti tikrąją jūsų santykių esmę. Atidžiai klausykite savo vidinio balso ir pajusite, kokius jausmus iš tiesų jūsų partneris jums jaučia. Šią dieną sudaromos laimingiausios abipusės meilės santuokos. Šeštoji mėnulio diena – labai tinkama pasirašyti naujas sutartis, pradėti naują verslą, įregistruoti įmonę. Visi finansiniai reikalai duos teigiamą rezultatą. Visame mėnulio kalendoriuje tai pati geriausia diena verslui. Šiandien neturėtumėte skolinti pinigų, nes kartu su pinigais atiduosite ir savo finansinę sėkmę.